Sveiki, sveikinamės iš parduotuvės Ilgės ir šios dienos tema ką daryti, kad neskersuotų laukinis šilkas. Mūsų prekiaujamas laukinis šilkas yra japonų gamintojo, 100 gramų yra 1700 metrų, jisai yra vienagys ir tikrai gali skersuoti. Tačiau šitas pavyzdėlis yra megztas iš 3 gijų vieno pačio laukinio šilko ir man atrodo jisai neskersuoja. Tačiau jisai gali neskersuoti dėl įdėto rašto. Raštas yra apačioje ir raštas yra trupučiuką aukščiau. Tai tikrai pirmasis siūlymas jums pabandyti laukiniame šilke įdėti raštą ir manau tikrai jisai gali neskersuoti. Tada kitas variantas yra siūlymas pridėti plonojo merino. Mūsų šitame pavyzdėlyje irgi yra pridėtas plonasis merinas ir matote irgi apačia ir viršus trupučiuką dar yra raštelis, irgi tikrai neskersuoja. Ir šitoks storis labai tinka kūdikio bodžiukams, labai tinka vasariniams bliuskutėms, tikrai labai jaukus, mielas, termoreguliatoriškai bus gaminukas. Ir trečias variantas yra tada toks, kad galima gaminį blokuoti ir parodysiu, kaip aš tai įsivaizduoju ir kaip aš tai darau. Ir kad jums būtų aiškiau, tiesiog rodau ant tam tikro dėklo ryškesnio, kad viską įsivaizduotumėt. Išskalbtą drėgną gaminį, ta prasme, džiauname horizontaliame paviršiuje, lygiame paviršiuje, ištampome taip, kaip mums ir reikia ir blokavimas yra su adatėlėmis prispaudžiame šonuose, kad džiovimo eigos metu jisai nepajudėtų. Keletoj vietoj mes prispaudžiam ir paliekame džiūti. Tikiu tikrai, kad šitas blokavimas turėtų padėti, nes išformuoja patį gaminuką ir jisai išdžiūs taip, kaip jūs jį, sakykime, būsite sublokavę. Ir viskas turėtų išsispręsti. Tai tokiu atveju gerų pasirinkimų, ramaus darbelio.